Prasidėjus karui Ukrainoje, pandemija kaip ir nuėjo į antrą planą. Visi ten tikintys mokslu iškart pasikeitė rėmelius į slavą Ukrainai. Tai kaip manot, kad kokie bus nauji rėmeliai? Tai sprendžiant iš visko, nauji rėmeliai vėl turėtų būti kažkokie pandeminiai, todėl kad aš beje tą pandemiją vadinu pseudo pandemiją, nes jinai buvo sugalvota ir aš tą esu įsirodęs sau bent jau ne kartą. Tai karas jau panašu, kad artėja į pabaigą, aš jo nevadinu ten specialią karinę operaciją, kaip rusai daro, tai yra tikriausias karas, nes žūsta dešimtis ir šimtai tūkstančių žmonių. Aš manau, kad mūsų ramybė nepaliks. Ir spėčiau, kad sekanti pandemija vėl bus kažkokia sugalvota, nes, yra jau vakcinos kūriamos, kaip jūs puikiai žinot, uodų ten visokie variantai su uodais ir taip toliau ir taip toliau. Tai manau, kad vėl reikės dėtis rėmelius tiem, kurie mėgsta jos kaitalioti.